Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas ir gydydamas žmonės visokias ligas bei negalias. Didelė Evangelijos dalis pasakoja apie išgydymus. Tai nėra antraeiliai epizodai, tai nėra folkloras, tai Dievo meilės kalba. Jėzus negydo tam, kad stebintų, jis neieško plojimų, nesiekia populiarumo. Dažnai po išgydymo net prašo tylėti. Jėzus gydo todėl, kad myli, nes leidžiasi paliestas žmogaus kančios, nes skausmo akivaizdoje nelieka abejingas. Kiekvienas išgydymas skelbia vieną paprastą ir sukrečiančią tiesą. Dievo karalystė yra arti. Dievas nėra tolimas. Jis nestebi iš šalies. Jis įžengia į sužeistą žmogaus kūną. Ir Jėzus gydo ne tik kūną, jis gydo sudaužytą širdį. Atkuria nutrukusius santykius, grąžino orumą atstumtiesiems, pastato ant kojų tuos, kurie jau buvo susitaikę tik su išgyvenimu. Dievo gydymas nėra magija, tai nėra prekyba, tai nėra žmogiška galia. Tai Dievas, kuris praeina prie trapumo ir sako, tavo gyvenimas yra vertingas. O kai Dievas neatima ligos, tai nereiškia, kad jis nemyli. Tai nereiškia jo nebuvimo, tai nereiškia pralaimėjimo. Kartais jis dovanoja dar didesnę malonę. Jėga nešti tą kryžių kartu su juo, nepalūžtant, nepraradant orumo, neprarandant vilties. Jėzus neatėjo pažadėti gyvenimo be žaizdų, jis atėjo dovanoti tikrą gyvenimą. Ir gyvenimas, net sužeistas, gali tapti išganimo vieta, brandos keliu, gilia bendrystė su Dievu. Didžiausias išgydymas yra ne tik gyventi, bet gyventi prasmingai, mylint ir su juo. Palaiminto sekmadienio.